Neišmeskite sausmedžio šakelių. Kai kurios šakelės yra labai lanksčios ir po apkarpimo sausmedžio galima pagaminti tokią sodo dekoraciją. Tai reikės šakelių ir tokių arba panašių dažų lauko reikmėm. Iš likučių randame tokias, matote, kokios jos lanksčios šakos ir pradedame vynioti į kamuoliuką. Šiaip jisai turėjo gautis labiau turinis, bet aš dariau pirmą kartą ir man ne visai gavosi turinis, bet visai gražiai atrodo. Dar bandysiu tuoj papurkšti dažais ir parodysiu rezultatą, koks jis gausis. Prieš puškiant dažais balionėlį reikia labai gerai sukratyti ir purškiam. Jau ši dekoracija įgauna tokį gražų auksinį atspalvį. Pasižiūrėkite, kaip gražiai pasidengia auksu ir kaip elegantiškai atrodo. Turint dar karštų klijų, galima papuošti tokiom šakelėm, vaisių dekoratyviniam arba konkorėžiais. Atrodys dar gražiau. Kaip pavyzdys, pridėjau šakelių ir jas irgi bandysiu papurkšti. Galima šiek tiek palikti arba viską nuspalvinti auksu. Štai koks gavosi rezultatas. Ir dabar papuošime savo vietą prie gėlyčių. Pasižiūrėkite, kaip gražiai, dekoratyviai atrodo tokia graži puodo puošmena. Taigi, neišmeskite sausmedžio šakų, o atraskite savyje menininko gyslelę.